Juhu, čin čin, su kava. O mes jau eterį. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną, su Tanios kave. kavelės, gražios dainelės, tik normalims, kaip ten sako ta. Palauk, kaip jos vardas, Vaidelė. Vaida, man atrodo, Tikrai, kad žemaitukė. vai. Nu, Nu, trenerė. Monikutė, kaip tu gyveni, papasakok, koks tavo rytas. Aktyvus rytas. O mano toks pasyvus, tu kai man parašai žinutę, kad tu važiuoji su dviračiu, aš galvoju, man gėda pelėda, nes aš dar lovoje akį krapštau. Dieve, dieve. Matai, man buvo procedūra suplanuota, tai aš, kaip sakant, neturėjau teisės akės krapštyti. O, aš biški kitoj dimensijai, paskutiniu metu man biškelį reikto miego, nes vėlai atsigulu. Tai ką mes šiandien? Aš šiandien, Ale, pasiruošt klausimus turėjau, bet žinok, aš nežinau, aš tos klausimus tokius pasiruošiau ir nepasiruošiau ir labai pergyvenu, kad nebūtų taip, kad pati užklausiu, į pat nepradėčiau atsakinėti. Ar nebūna tau taip? Nu Kad jo, pati užduodi klausimą ir pradedi pats atsakinėti, nes tu tarsi irgi užduodi tą klausimą, nes tau jis pačiam yra aktualus. taip ir žadėjau sakyti, grinai, kad pačiam aktualu, tai ir iš kito tą patį noriu sužinoti. Va, Jo. akytė, širdytė jau. Oi, Labas. aš nepasijungiau, aš dar greit pasijungiu, pasižiūriu, jo, kad būtų lengviau stebėti. Ir aš taip trumpai pašnekėsiu apie Moniką, tokį lengvą intro, ne? Man Monika, kaip aš su Monika susipažinau ir kaip aš ją pajaučiau, matau, kaip aš ją pajaučiau, kad tai yra mano žmogus, kad tai yra labai nuoširdė asmenybė, aš nuoširdžių žmonės užuodžiu iš toli, taip pat kaip ir užuodžiu tuos nenuoširdžius, nes nuoširdžių ir nenuoširdžių irgi būna, tie nenuoširdus kartais būna jie nepiktybiški, bet jiems kitaip nesigauna, ne, norisi būti tokiam fainam. Tai va, Monika, mes su Monika susitikom pirmą kartą turbūt Birštone. Tai, man jinai tokia faina, tokia nuoširdė, linksma, tokia iškart prie bajerio. Mane tai veža ir aš tai galvoju, vau, tai mano žmogus, nors mes skaitykim, jeigu šnekam apie tą tinklinį marketingą, mes kaip ir iš skirtingų komandų, nes, yra labai didelė konkurencija, ne, tarp merginų, čia to neišvengsi. Ir man Monika, tokia sava ir ten Zinka, ten kita komanda, man ten visiškai nulis veikų, man svarbus žmogus. Tai va, apie Moniką patys geriausi, nuoširdžiausi atsiliepimai. Tai yra mergina, kuri, garsai įsijungt, nes man jau čia žinutės pimpsena. Čia gerbėjai rašo. Jo, aš čia kelias draugės perspėjau, kad prašau eiti į eterį, jeigu galit palaikyti mūsų. Wow. Tai Monika labai nuoširdė, labai draugiška, labai mergina, moteris, einanti irgi į savęs pažinimo kelią, kas man yra labai faina. Ir visada iš tokių žmonių yra ko pasimokyti. Visada. Kurie, kaip sakant, nes mes esam skirtingi, va, tu nuo ryto aktyviai, o aš tą pasyviai jautruolę, tai man yra ko pasimokyti iš tavęs. Daugelį dalykų, žiūrėk, kai buvom Paryžiui, tu ten viską organizavai, o aš kaip ta žąsis, kaip va vyrų iš paskos. Aš neatsimenu, ką aš organizavau. Tai va, tai prieš tokia. Oi, apie kokteilius tos geriau neprisiminti, kitąsyk papasakosiu. Aš tai nešiau muilą, kai tos kokteilius pradėjo ten daryti. Vienu žodžiu, dabar čia apie kitką. Vakar irgi, kai mes šiek tiek irgi kalbėjom, kad jau čia ruošimės eiti laivą, nes man su technologijom yra, nepavyko man StreamYardo pasikurti. Tai vakar aš, Monika, peržiūrėjau tavo paskutinį reelsą apie kaip sunku yra pasakyti ne. Ir
tą situaciją aš tavo žinau, mes kalbėjom, kur tu čia klaidžiai su tais, ne, man žiauriai pažįstama ir mm, tai gal, vat, tai pradžiai tu šiek tiek papasakok dar daugiau, šiek tiek, kiek norisi, ar ne? Vat apie tą tavo pasakymą ne, kaip negali pasakyti ne, nes tai yra iš tikrųjų labai daug kam aktualu. Nu, mes gyvenam taip, kad tikrai mes norim būti faini, norim būti geri, ypač kai mes gaunam to įvertinimo. Tu kartais nors širdis jaučia, kad, nu, ne, bet tu va, dėl kažkokių priežasčių va, nedrįsti to pasakyti. Tu šiek tiek pasidalink, kaip dabar, kaip šiandien tavo nuotaika yra va, po to vakar suvokimo, kad nu, papuolė į tą pačią situaciją, va kaip jau šiandien tau. Šiandien aš tai jau kaip ir pamiršus tą situaciją, man, nu jau taip lengvai, jau taip gerai, bet kaip atsakai, kad vėl papuoliau, tai aš džiaugiuosi, kad, nu tikriausiai džiaugiuosi jo, kad pastebėjau tą dėsningumą ir kad, nu jau pirmą kartą gal tai buvo toksai, nu, tipo, ką čia daryti, nežinau, nesuprantu, ne? Bet irgi prasidėjo iš tos pačios serijos, kad va, kaip tu čia gerai darbuojas, kiek tu čia linksmai filmuoji, kaip įdomu čia tave žiūrėti. Ir abiejais atvejais aš nežinojau, kokia ta verslo galimybė. Aš susikūriau savo kažkokią iliuziją, ko aš galbūt norėčiau, ne, kad man pasiūlytų. Ir tada, kai eigoje jau pasirodo, kad ne, tai nėra tai, ko aš ieškočiau ir kam aš teikčiau savo laiką ir galimybės. Ir va tada atsiranda ta praraja, kai jau esi davęs savo laiko, jie yra davę tau savo laiko ir toks kaip įsipareigojimas susikūrė. Bet čia gana įsipareigojimas iš mano pusės, aš taip suprantu, nes kiti tiek neapsikraun. Taip, taip, nes kartais atrodo, mes pagalvojam už visus. O jeigu tas, o kartais tam žmogui, jis tiesiog dirba savo darbą ir jam dzinzilin. Tai va, aš tokia galvotoja esu, man jo reikia viską apgalvoti, 5 scenarijus prieš, po, per sukurti, ar anie bus, ar nebus, bet va aš tokia esu. Nu. Bet iš tikrųjų tas atima labai daug energijos, ne? Pastebėjai, kaip po to išsitaškai ir kaip ir paskui jau pagauni, kad, nu, blemba, nu, kaip pasakyti, nu, ne ten tas fokusas, ne? Kad, nu, čia visiška nesąmonė ir čia tokia smulkmena. Ir tai atima labai daug energijos, ne? Iš tikrųjų, jo, aš realiai net vyrui nepasakojau, nes man ir, nu, buvo gėda, kad aš papuoliau į tokią situaciją. Nu, gal pažiūrėti Nilsą. Čia nėra jokios gėdos, čia realiai, nes mes gyvenam ir mokomės, iš tikrųjų. Bet, nu, ta prasme, aš ir šeštadienio rytą praradau šnekėdama ten su jais ir paskui galvodama, ten su jumis diskutuodama, su ChatGPT ten googlindama, besidiskutuodama. Tai atėmiau aš ir laiką ir iš savęs, ir iš šeimos, sakykime, irgi tai. Bet tu jau turi pamoką. Tu jau turi pamoką ir galbūt, jeigu tau jau sekantį kartą vėl pasitaikys tokia situacija, jau tavo smegenys pradės dirbti kitaip. Kad, aha, o jau čia man tas pažįstama, o jau čia tas. Ok, šitą šiek tiek aptariam. Dabar toks. Kiek turim. Labas, pakomentuok. Labas, Jurgita matau. Kristina matau, nepažįstama mergaitė. Čia gal iš Monikos. Ok, varom toliau. Dabar toks irgi paprastas klausimas. Aš nemėgstu rimtų klausimų, nes dažniausiai iš tų paprastų išsirutulioja tokie rimtesni, ne, dalykai. Jei tavo gyvenimas būtų Netflix serialas, kokį pavadinimą turėtų šitas sezonas? Ai, nu tai čia višta be galvos. Man kaip patinkas tavo, aš netgi galvojau tokį klausimą užduoti. Monika, tai kas ir ta višta be galvos? Šiaip, jeigu pagalvotum, nu, pažodžiui tiesiogiai, tai yra labai siaubingas dalykas, bet... Bet čia geras. Nu, kaip, jeigu taip, įsivaizduokim pieštinį variantą, kad kai ta višta ir be galvos, Ana laksto kažkur bele kur, nes Ana nesuprant, kas čia vyks. Tai ir aš esu ta višta be galvos.
pasiemu tą daryt, galvoju noriu taip, bet gal trečiaip, antraip, tada kokia Emilija susirg, nu tai ir aš ten. Bet žinok, čia netgi būtų galima pavadinti sindromu kažkokiu, vištos be galvos sindromas. Žinau, nes ir aš to turiu. Ir pas mane šeimoje yra tų hiper vištų be galvos, nu galėčiau pavadinti gal gaidys be galvos. Ir žinok, kaip pavyzdžiui, aš esu biški tą tokią ramesnę, mane labai išbalansuoja tos vištos be galvos aplinkui. Tai pati pameti tą galvą, ne? Nu, jo, ir man labai tas tavo posakis labai patinkas. Višta be galvos. Aš matai galvoju, gal čia ir taip, nu nes labai daug tų trigerių aplinkui. Ir nu, mes juos prisileidžiam, visų pirma, galėtume mes juos riboti, visus tus televizorius, telefonus, kažkokius blogas naujienas, ten ar dar kažką. Ir kiekvienas tas plium, link, tank, labai išbalansuoja. Ir sunku yra, va tiesiog jau realiai sunku atsisėsti, padaryti vieną darbą iki galo. Iš tikrųjų, o gal mes turim tą ADHD sindromą, nes aš žinau, kuo toliau, tuo daugiau randu savęs tame. Iš tikrųjų, nu čia prilygs tai vištai be galvos. Va, Jurgita rašo klykių, pralinksminau. Su ta višta be galvos. Tai okei. Gerai, mes matau komentarus ir aš jau. Labas. Super. Dabar žiūrėk, man irgi tokia labai įdomi tavo istorija, perversmas, sakykim, tiek, kiek aš tave pažįstu, ne? Ir vat noris, kad tu papasakotum pati apie tai labiau. Nes tu grožio srity esi kiek laiko jau čia dabar, ta grožio fėja? Metai kokie, ar biš daugiau, bet taip jau intensyviai. Intensyviai, tai sakyčiau, dar nei metų nėra. Aha, nes tu anksčiau, dabar tu papasako, kuo tu dirbai anksčiau ir kaip tu dabar atsiradai toj grožio srity, va tą visą, papasako šiek tiek. Jo, aš anksčiau dirbau transporte, logistikos vadybininkė. Tai tokį... Ir su grožiu čia visai nieko bendro nėra. Aš kaip sakau, šviešmečiais nutolę. Jo, su vyrais, su pūrom, žodžiu, su keiksmažodžiais ir rusiškais dar. Va, nes tas iš tavęs labai jautėsi pradžioj. Ir, pavyzdžiui, tu dabar ant kiek jau esi pasikeitus, vat noriu akcentuoti. Okei, Monika, tęsk, nes aš su burtų lasdelė, matai šiandien. Nu, tai jo, to grubumo, tokio piktelesnio žodžio, aš kaip sakant, visą laiką aš turėjau, gal dėl to ir nuklydau į tą transportą, nežinau, kad turėčiau ant ko šaukti. Irgi gerai, išsilieti. Nu, ir va paskiau, kai jau Emilija atsirado, apneštėjau, pagimdžiau ir šiaip aš jau tenais dirbdama kažkaip galvodavau, kad, aš nenoriu čia visą gyvenimą dirbti, žinai, tipo, kad po 10-20 metų, kad aš čia dar su tom fūrom, žinai, darbuosios. Bet ką aš dirbti noriu, aš irgi nežinojau. Net nebandžiau gal ieškoti, galvoti, kaip čia pavadinti. Ir, vat iš oro atsirado pas mane tas Monat, tas tinklinis marketingas ir aš tikrai įnėriau stačią galvą, be jokių baimių, dvejonių. Bet dar šiek tiek pristabdysiu, bet buvo taip, kad tu nusipirkai startinę dėžutę ir tu jos ilgai netidarei dar. Įsigijai ir ten numetei, žinai. Jo, aš įsigijau ją spalio mėnesį, jau prieš gerus metus, sakykim, tai aš kažkur tik gruodžio gale gal ją tik atvėriau ir pradėjau ten kažką naudoti daryti. O kas tave paskatino tą atvėrimą? Numetei, negalėjai tu pamiršti tą dėžutę ir visiškai ne. Kaip ne, kaip aš prisijungiau dėl pinigų, ne? Nes man, kaip sakant, pažadėjo jau ten tus aukso luitus ir, aš noriu tų luitų, bet kaip tus luitus gauti, aš vėlgi susikūriau savo, tai ką aš matau, savo kažkokią iliuziją, kad įkelsiu postuką, ir jau čia visi pirks. Aš ir taip galvoju.
Ypač Nu, draugai pirks, artimieji, kaip čia viską ims iš tavęs. Jo. tai va, nu tai ir nafik man ten tie produktai, mano plaukai yra geri, nu ta prasme, aš ten pasėmiau dėl to, nes reikėjo, nu ir viskas, žinai. Nu ir numatau, kad nu, neina su tais pastukais. Ką reikia žiūrėti, kas ten yra, žinai. Ir jo, ir tada jau įlindau į tą dėžę. Ir iš tikrųjų, jeigu manęs ta moteris būtų paklausus, aš greičiausiai būčiau ir pasėmus dar tą didesnę dėžę veidui. Nes nuplaukam aš tikrai, nu kažkaip neturėjau nei noro, nei intencijos, tai ta dėžė ir nukrito ten. Tai aš gal netgi pirmą užsisakiau veidų ir tik tada atidariau tą plaukų dėžę. Nu, žinok, vat kažkaip taip, kad aš labai buvau suinteresuota į veido produktus. Ir va, kai man pradėjo birti tos pleiskanos ten, kai jau atsirado tų kažkokių besidominčių žmonių, tai jau, kaip sakant, teko domėtis ir man, nes, nu, kas čia apie ką, čia atrodo, viens šampūns, viens kondicionierius vis būtų kaip ir aišku, o mes, nu, ne taip dirbam pagal problemą, pagal pokytį, pagal norą, tai ir reikia kapstyti giliau. Vat man dar toks iškart nori įterpti, kad tu pratestum pokalbį, vat apie klaidas, kurias tu pradėjai daryti grožio srity, tik pradėjus dirbti. Ir, pavyzdžiui, ko jau dabar nedarytum. Nes daugelis tų klaidų dar vis daro. Tu žinai, apie ką aš klausiu? Mes dar vakar diskutavom apie kai kurių merginų storius postus. Kaip merginos, vat kokias klaidas jos daro? Žinok, jeigu atvirai neatsimenu, ką tu turi minty, nes aš tų klaidų daug dariau. Kai meluoji auditorijai, norėdamas. Jo. Supratau. Tai va prie to paties dar, kad nepasimestumėm, va dar apie klaidas ir po to dar kažkaip gražiai papasakot, va kaip tu perėjai į tą grožį ir kaip tau pradėjo patikti. Nu, nebe fūros, o tas grožis. Nu, tos fūros niekad, kaip sakant, ir nepatiko, tai tiesiog buvo pinigų šaltinis ir tiek. Apie tas klaidas, tai jo. Kaip sakyt, mane suviliojo irgi su pasaka, kad va čia ateisi, prisijungsi, žinai, ir tau čia pinigai kris. Nu ir fainiai, jo, kas nenori tų pinigų, ne? Lengvai krentančių. Taip. Ir pirma mano pati didžiausia klaida gal buvo tasai spėminimas tiesiog, nu, be jokio suvokimo, be jokio ryšio. Daryt, kad varnelę užsidėti. Nu, aš tą varnelę mėgstu užsidėti savo. Ir jo, ir aš dariau taip, kaip daro visi. Ne? O ką visi daro? Nu, žada ten tus 5 atlyginimus, tas keliones, tas mašinas, ten tus mokslus. Pati neturi nei kelionių, nei mašinų, nes nemačiusi. Va čia yra tas irgi toks. Ir aš kelis kartus tikrai tame lūždavau, kad, nu, reik dalintis, kad aš neturiu, nereiškia kits, kad, nu, neturiesa, ne, greičiau negu aš, tarkim. Nes yra kas turi, nes yra tokių moterų, kur tikrai tai turi. Bet paskui vėl toks viduj, nu kaip melagė kažkokia, kaip netikra. Nu, nėra toksai išdūšio, žinai, vėl kažkurį laiką sustabdau tą savo tokį melo grandinę, kaip čia, nu, nėra ten melas, visą tai galima gauti, tik aš pati to dar neturiu apčiuopama. Taip. Ir būtent tas tikriausiai ir jaučiasi. Nes mes, kaip pasakyti, mes patys savim netikim, darom, nes darom. Ir kas gaunasi iš to? Jo, tai kol pats neturi kažkaip, gal ir ištransliuoti taip neišeina ir tas, nu ir gaunas toks, nu kaip melagė, žinok. Ir paskui netgi... Tu pati savo jautiesi melagė, žinai, čia ką kiti tai dzin, bet čia vėl eina apie tai, kad, nu, tu pats savo, nu, jautiesi, ne, toks šūdinas jausmas. Ir svarbiausia, tipo, aš tai žadu kalnus, ne, ir man nieks nenori prisijungti. Nu, kodėl nenori? Aš tai norėjau prie to luito prisiliesti. Nu, bet aš, nu, pilnai tikiu, kad tai yra jaučiama energija. Ir realiai, jeigu sakyt, va, tinkliniam marketingė, esu 1,5 metų, ne,
Tai per tus 1,5 metų aš kokius, nu jaučiu kokius 3-4 kartus, ketvirtį kartą, žodžiu, buhalteriškai noris man persigrupuoti savo tą brandą, tą vizualą, sakykime, ko aš anksčiau net nežinau, kas iš vis tas yra, kad, kad žmogus čia perka ne produktą, kažkokį ne šampūną, o į mane kaip į žmogų rėmės, kuria pasitikėjimą, žiūri, ar aš kažką žinau, ar nežinau, kaip aš transliuoju, ką aš transliuoju. Ir aš iš pradžių jausdavau blogai, kad, sakau irgi, kad čia meluoju, kad čia prisimelavau, čia prisidirbau, ir tokia atrodo vos ne, viską mesiu ir čia, jau nebepataisoma, žinai. Vos ne čia eiti atsiprašinėti, kiekvienam rašyti, kam aš čia speminau, kam aš čia užpuoliau jumis, taip. Bet, kas nedaro, tas neklysta, ne? Tai persigrupuoju, pasidarau tokį auditą kažkokį, mintis savo susidėlioju ir mano pačios mintis keičiasi ir aplinka keičiasi po biškutį. Tai aš visai, manau, nėra visiškai tas blogai, ką aš ten dariau, bet labai, labai rekomenduoju tikrai eiti iš dūšios, nes tas roboto darbas vardant darimo, jis rezultatų irgi neduoda. O laiko suvalgo, energijos suvalgo. Ir kas daro, Monika, nežinau, aš atrodo noriu užduoti klausimą, bet kad tu atsakytum taip, kaip aš noriu. Aš geriau pasakysiu, kad iš tikrųjų, pastebėjus su laiku, kad tą dūšią atveria, kada tu eini į eterį su atvira dūšia, žinojimas. Kada tu žinai apie produktą, kada tu žinai apie tą grožį, kada jau tu turi supratimą, kas kaip veikia, kas neveikia, kada jau tu nebijai pasakyti, koks tau produktas patinka, kuris tau galbūt net nepatinka, nes tai normalu, ne? Ir tie dalykai labai duoda to pasitikėjimo, būtent žinojimas. Kai tu kuo daugiau žinai, tuo lengviau tu ir eini su tą atvirą širdimo. Kai tu lakstai kaip višta be galvos ir nežinai, galva šiandien, galva ten. Tai iš tikrųjų, tame ir labai daug tiesos, nes dėl to aš pradžiai savį ir skalpuodavau, kad ten kiti atėjo, jau ten tokius rangus susimušo, turtus susikrovė, kelionės mašinas, o aš čia mizerija, rūkšta peina, ten 100 tik tai skaičiuoju, tai irgi ir pinigs. Bet, tada po ilgo laiko sustojau ir tiesiog pagalvojau, Monika, grožis tau svetima, tinklinis marketingas tau svetima. Tu kažkokiu ten super mega pažįstamų rato didelio neturi. Ir realiai sėdi namuose, o namuose aš esu kaip ne kaip viena, iš kur tų žmonės reikia ištraukti. Tai yra ilgas kelias visą tą praeiti, domėtis, mokytis, pačiam suprasti, ar tai patinka, ar nepatinka. Tai kai ten kiti atein, aš pabandžiau, man ten 3 mėnesius nesigavo, tai tu nepabandėjai. Ne, tu pati dabar supranti, kad čia nieko nebus per 3 mėnesius, ne? Ok, einam prie grožio. Kaip dabar šiandien tau tas grožis atrodo lyginant su tais furistais? Kaip tu dabar jautiesi tame? Čia man irgi kartais išlenda miksas toksai. Aš jau visai leidžiuosi tai, kad ir pasidažyti čia dažniau, ir tą galvą jau, kaip sakant, prisižiūrėti, išsiplauti, nes taip, čia sėdu namuose, kas čia rūp, kas čia matys, žinai. Bet kartais išlenda mano ta naturalistė, aš ir taip graži, ką man čia dažytis? Aišku, mes ir taip gražus, be makiažo, čia biški pati, bet... Dar palauk, Monika, po 40 plus būsi dar gražesnė. Tai ir man visai įdomiai, man visai smalsiai yra tas grožis, sužinojau, ko nežinojus ir matau, kiek daug žmonių kartoja tas panašias klaidas, kurias aš pati dariau su savo plaukais, su veidu ir panašiai. Ir man visai noris lysti į tai giliau,
dar kiek giliau gal nesakysiu, nežinau. Čia aš tai galvoju, nes aš grožio srity, gal sakykime, ne būtent to, nu grožio sritis yra labai plati. Grožis tai yra, man atrodo, nesibaigiantis mokslai. Tai tikrai neužtenka, ką tu baigėjai prieš 10-15 metų, kad tu galėsi pritaikyti šiai dienai. Nes keičiasi technologijos, keičiasi patys produktai, nu viskas keičiasi. Keičiasi pats, va, kaip ir palyginimui, ne, kažkada labai madoj buvo viską matinti, matinis veidas, kad dabar yra labai tas fresh efektas, tas blizgesys, tas, aišku, vyresnio. Taip, vyresniai žmonės irgi sako, oi, man nepatinka ta riebaluota oda, čia kaip aliejum išsitepus. Tai vat, nu ir tos tendencijos keičiasi. Ir čia yra ištisinis mokymasis, gilinimasis ir čia yra ištisinis mokslas. Ir tos, kurios, vat, sakykime, oi, aš ten išsilaikiau sertifikatą, vat, kažkokį, jis yra niekinis. Nes tai yra gvildenimas, analizavimas, klientų analizavimas. Jau nepamirškim, kad mes esam visi skirtingi, su skirtingom modom, su skirtingu gyvenimo būdu. Tai jau tie produktai gali netgi kiekvienam veikti skirtingai. Tai čia ir... Bet svarbiausia, ne, Monika, kad tau tai patinka, nes aš žinau, kad tu sulaukiai nemažai komplimentų, kad tu pasikeitus, išgražėjus. Ir aš tai matau. Ir mes dar gražėsim su Monika, dar mes mokysimės, turim labai daug planų. Ir dar toks vienas klausimas, apie kurį niekas nekalba, čia pabaigai, gal kas nors nedažiūrės, bet mes apie tai pakalbėsim. Kodėl yra labai svarbu, pas ką tu ateini į kompaniją ir vat, su kuo tu dirbi, kokioje erdvėje tu dirbi. Tu supranti, apie ką aš dabar kalbu. Nes aš žinau tavo patirtį, kad tu irgi atėjai pas vieną žmogų ir tu jį pakeitai. Nes tai yra žiauriai svarbu, pas ką tu ateini dirbti. Ir gal netgi ne kiek svarbu, labai akcentuosiu, nes aš taip pati esu pakeitusi sponsorių, bet čia galbūt svarbu yra ne kiek sponsorius, kiek bendra aplinka. Nes čia, nu, yra bendruomenės, yra vadinamos tos komandos ir yra labai svarbu, tarp kokių tų žmonių dirbi. Tai vat apie šitą, kiek tau leidžiasi dūšį, tu šiek tiek papasakok ir paatvirau. Kiek vat tau norisi, vat kaip tu girdi tą klausimą. Nu dabar ruoškitės. Jeigu poliai teisybei, tai aš jau esu pas trečią žmogų. Ok. Nes aš aš kaip prisijungiau pas tokią vieną merginą, tai jinai mane pametė jau konkrečiai. Tai čia mano jau pati pirmoji šaltas dušas buvo. Aha. Bet tu nemetei, vat kas čia yra fainiai. Monika pas mus yra ta Ksena, kaip jinai vadinasi, ta didvyrė. Ne višta be galvos, o Ksena. Va, jau kiek, jau pirmas buvo ją pametė, bet aš iš jos šito mokinuosi. O jinai, toliau pasakok, labai norėjau užakcentuoti. Jo, tai jinai tiesiog nusprendė nebedirbti ir jinai, nebepratęsė savo narystės, tai aš papuoliau jau pas aukštesnėje. Automatiškai. Jo, automatiškai mane permetė ir, tai realiai, kaip sakyt, aš jau buvau toj komandoj iš esmės, vis tiek mes palaikėm ryšius, bendravom, klausinėjomės ir panašiai, bet dėl to, kaip ir pačioj pradžiai klausai, kiek laiko esi, tai ir tas klausimas toksai dalinasi į gabalus, nes iš esmės jau 1,5 metų, bet taip jau nuo dūšios, aš sakau, nuo spalio. Nes tie pirmi metai tikriausiai ir buvo tokie pažintiniai metai, suprasti apskritai, kas tas grožis yra, kaip tas produktas veikia, kaip visas tinklinis marketingas veikia ir kas neveikia, ir kokie tie žmonės yra, kokia ta pagalba, tarkim, tie mokymai ir panašiai. Tai pasakysiu aš paprastai, kad pakeitus lyderę, mano sąskaita irgi greitai pasikeitė.
Ta prasme, aš per pirmus 2 mėnesius pakeitus lyderę pasiekiau tiek, kiek per anus metus nepasiekiau. Va. Mhm. Ar tai būtinai yra lyderė, ar tai mano asmeninis augimas, vėl gali sverti, ne? Taip, nes yra žmonių, kur tu gali su botagu mušti, jis nedarys nieko. Tu gali jam Taip. duoti ant lėkštutės, jis nedarys nieko. Čia Taip. gali daryti tie, kurie yra alkani, žinių, noro daryti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų kartais net negali žinoti, pas kokį tą žmogų prisijungi, nes kaip ir su kitom moterim bendrauju irgi iš kitų tinklinių marketingų, pasišnekam vis tiek ir vos ne kad vilioja saldainiais, melagystėm ir panašiai, kad kaip ir aš pradžioj, tarkim, mane dariau, gal kažko nedasakai, ar ten prižadi, ko taip lengvai iš tikrųjų negausi, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir tas žmogus, pas kurį tu eini, gali sukurti, klaidingą įvaizdį, klaidingą tą burbulą. Tai iš tikrųjų ne iki galo irgi žinau, kaip čia reikėtų tam žmogui pasakyti, kad rinki žmogų, su kuriuo tu nori dirbti, ne? Atrodo, kad nori dirbti, o kai pradedi dirbti. Bet čia galima akcentuoti, kad nebijok ir keisti, nes yra tokios, nes mes būna labai prisirišam ir ten paskui. Arba bijom pasakyti ne. Taip, ir čia ir šitas dalykas, bet visur tikrai yra galimybė, kada tu gali kažką pakeisti, ar ne? Yra tam tikri niuansai, ten juos reikia išlaukti, reikia būtinai atsižvelgti į taisyklės, jos yra labai svarbios, nes galima pridaryti klaidų iš nežinojimo. Bet čia gyvenime lygiai taip pat kaip ir santykiuose, ar ne? Su vyru, su draugais. Tau nebūtina būti kažkokioj toksiškoje aplinkoje arba kuri yra tau nepriimtina, sakykime, kurioje tu sunkiai gali save realizuoti. Nes vėlgi yra žmonės, kuriems tinka tas botago principas ir jam yra gerai. Ne, aš pavyzdžiui turiu jaustis komfortiškai, aš turiu jaustis išgirsta, man reikia įvertinimo, kad ir už mažus darbelius kažkokius, ar ne, elementarus ačiū pasakymas, tai yra fainai. Tai va, jeigu dabar kažkas mūsų klausosi, tai gal išgirs, kartais žmogui užtenka to mažyčio kropelytės. Tiesiog pasakyti, labas Monika, kaip šiandien tu gražiai atrodai, ane? Kad esi matomas ir girdimas, tai. O ne bendra masė. O ne bendra masė, nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus, jis yra žmogus. Ir kiekvienas žmogus yra su savo kažkokiais, kažkokia savo teisybė, su kažkokiais savo lūkesčiais, kažkokiais savo pipirais. Mes visi jų turim. Tai va, nežinau, Monikute, gal dar kažkas tau kirba pasakyti? Kirba, žinok, biškutį kirba apie tą patį bendruomenės tą dalyką, komandas, tai tikriausiai nenaujiena bus niekam, kad yra ir grupės, ir chatai, ir panašiai, kad bendrauti vis tiek tarpusavį su lyderiais ir panašiai. Tai pavyzdžiui, aš irgi, sakau, man tai tas pirmūnės sindromas, viską man reikia perskaityti, viską pažiūrėti, kad, nežipsėtų ten tie skaičiukai, žinai, kad, tvarkingai, viskas turbūt tvarkingai. Ir anksčiau aš ten savo laiką įkvodavau, visuose ten chatuose, viską perskaitydavau, peržiūrėdavau, ten paplodavau, jau kam priklauso ploti. Ir tai irgi labai daug energijos ir laiko suvalgydavo, bet man kažkokios naudos grįžtamojo ryšio, aš ten negaudavau. Tai aš iš tikrųjų tos chatus nusimutinau, kai man kažko reikia pasidalinti ar kažką pasiimti iš ten, aš tada nueinu į tą vietą, kur man ten kažko reikia, pasiemu ir išeinu. Tai iš tikrųjų labai yra svarbu išlaikyti tą savo foną, kuo įmanoma švaresnį ir, ne kiek, kaip pasakyti, nesakau, kad ten nešvaru, aš turiu omeny, kad tavo vaibas atitiktų, kad tau tai būtų naudinga, reikalinga ir kad tu nesijaustum ten kažkokia draskoma ar ten blaškoma vėja. Kaip balta varna nesijaustum, nes, ten paklausi, nieks nekreipia dėmesio, parašai, ten gauni dar priekaištų 10.
Jo, vat šito būtų gerai, kad nebūtų, nes mes kiekvienas esam skirtingas, mes kiekvienas turim kažkokių savo. Tai va, tai iš tikrųjų reikia vat, apsupt save žmonės, aišku, per laiką tie žmonės išsifiltruoja, taip iš karto aš irgi gal nemoku, kiti sukūrė tą tokį autoritetą, tikrai noris ten ir po to sparnelių būti palindu, žinai, kad plapšnuotų, tapšnuotų tave, bet eigoje pamatai, kad, nu, kaukės žaidžia, tai ir išsigrynini, ar tu nori tas kaukės irgi transliuoti kitiems, ar vis dėlto jau gana. Gana. Geriau natūralistė būti. Be kaukės. Tai va, Monikute, aš kažkaip su tais klausimais kaip ir baigiau ir jau mes į laiką jau tokį įėjom. Oha, jau pripliurpam. Na, paskui bus nebeįdomu į mus žiūrėti. Tai net nežinau, su kokia čia gaidele užbaigti, ką čia palinkėti. Gal tau kažkokių minčių palinkėjimų yra? Skanios kavelis, geros dainelis, bet tik normalims, ane? Ką žinau, paprastai, nu, aš kaip sakau, viskas skamba paprastai, kol nereik pradėti daryti ir įgyvendinti praktiškai. Taip, taip. Kad ir su tuo sakymu ne. Jo, bet čia toks ir yra iš tikrųjų, gal reikia gyvenimą žiūrėti paprasčiau. Nu, tiesiog, nes kartais būna ten iš menkiausio žodelį ten vepteli ir tave netaip išskaito, čia kaip politikoje, žinai, netaip išskaito tą tavo žodį, ten priima asmeniškai, nu būna tai. Tai vad norėtųsi irgi daugam palinkėti, į viską žiūrėti paprasčiau, į viską žiūrėti su priėmimu. Į daugelį situacijų žiūrėt kaip į pamoką, ko mus moko ta situacija. Ne kada, na, bloga va čia pasakė, bet o ko manęs moko šita situacija? Jo, nes iš tikrųjų, kai tu atsigręži į save, iš tikrųjų, nu, tau lengviau pasidaro, tau gyvenimas pasidaro šviesesnis, nes tu supranti, kad, nu, va čia atėjo pamoka, kažko jinai man davė, aš arba iš jos pasimokau, arba ne. Arba priimu, arba ne, nes taigi vėl mano reikalas priimti ar ne. Ir vat, nu, to nuoširdumo noris palinkėti, kad būkit ties savim, nu, nebijokit pasakyti, kas ten ant dūšios, kad nepatinka man. Aišku, nereikia ten šokti ant kardų ir ten keiksmažodžiai šaudyti, bet kad, nu, sorry, nepatinka man, nu, man neįdomu, nu, nedomina manęs tikra kita kompanija. Neskaitysiu aš tos knygos, nes neturiu laiko. Nu, neturiu laiko. 3 esu knygas pradėjus skaityti, tikrai neturiu. Tai va, ir viskas. Tai va, aš su šitą gaidelę ir norėčiau šiandien užbaigti. Nu ir ką, ateisim mes dar su Monika, kai jau prigalvosim, nes šią savaitę nusprendėm šiek tiek anksčiau pašnekėti, nes po to mes čia turim irgi darbų reikalų. Nu, tai va, Monika. O man ir žandukai užkaito. Ai, nu. Tai gerai. Reiškias energija vaikšto. Reiškias, tai dabar klausim, žandukai užkaito, kad meluoji, ar kaip tik, kad nemeluoji? Nu jau čia ta dūšė prasivėrė, žinai. Prasivėrė. O dabar ką pagalvos kiti? Man dzin. Kiekvienas galvoja pagal save. Tai tas, ką galvoja, tai yra jo problema, ne mūsų. Taip. Aš niekam nieko blogo nepadariau, nieko nepalinkėjau, iš tikrųjų viskas. Ne, mes linkim visiems tai ko geriausio. Va, suburtų lasdelę. Gerai, Monika, stabdyk, užteks. Aš jau biškį pavargau. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kas komentavot, ačiū Jurgita tau už klausimus, už pravedimą diskusijos. Šitas įklauksiu tavo klausimų, jeigu dar tokių bus. Pažiūrėsiu. Gerai, ate. Stabdom. Palauk. Stabdom.